Sveiki visi. Šiandieną pristatysiu 12 periodą, kokios naujienos laukia, kokios akcijos ir visi kiti dalykai. Tai pradėkime tada pristatymą. Pasidalinsiu savo ekranu, kaip visada. Ir pradėsim. Tai pradėsime būtent nuo pristatymų, tai kas mūsų laukia 12 periode. Tai kaip ir visada, tie, kurie esate seniau, žinote, kad popierinis katalogas yra spausdinamas pusei metų, elektroninis katalogas keičiasi kas 3 savaitės ir periodo ataskaitinis laikotarpis taip pat yra 3 savaitės. Šiandieną prasidėjo naujasis periodas ir jisai truks 3 savaitės, visada periodai užsidaro trečiadienį naktį ir ketvirtadienį prasideda naujasis periodas kas 3 savaitės. Turime iš viso 17 periodų, tai yra net 17 galimybių užsidirbti per metus. Šiame periode turime promo pasiūlymus, tai nuostabus rankšluostėlių rinkinys, tai 3 rankšluostėliai tik už 2,50 €, už kiekvienus 40 € išleistus katalogo užsakymą. Užsakymas jūsų už 40 € užsisakote rankšluostėlius už 2,50 €, užsakymus už 82 komplektus, 123 komplektus ir taip toliau, kadangi akcija yra daugkartinė. Taip pat vienas dar iš promo pasiūlymų, tai yra kūno aliejus masažui, tai yra tik už 4 €, kai perkate bet kuriuos 2 produktus iš Body Correct serijos, tai yra kūno koreguojamosios serijos perkant, šitas aliejus tik 4 €. Kreminiai veido kaukė tik už 4 €, kai išleidžiate 15 € veido kategorijoje. Akcija taip pat daugkartinė, perksite už 30, galėsite įsigyti 2 kaukės ir taip toliau. Promo akcija. Galite gauti puikų ir kompaktišką makiažo šepetėlių rinkinį dovanų. Kaip dovana. Paskaitysim. Akcija daugkartinė. O kodėl nerašo, ką reikia įsigyti? Dovana reiškia reklaminį pirkinį už 1 centą, akcija yra daugkartinė, pasiūlymas galioja, kol yra akcijos prekių. Taip. Gal tada aš įeisiu greitai pažiūrėti ir tuoj pat jums patikslinsiu, kokios tiksliai yra sąlygos, nes tikrai nenoriu jūsų suklaidinti, kadangi čia yra kažkas tai dar nedarašyta iki galo. Tai tuoj pat atsiversime 60 puslapį. Taip. Už kiekvienus 20 € išleistus makiažo kategorijoje. Tai čia yra tiesiog neįrašyta, bet apsiperkate iš makiažo kategorijos bent už 20 €, tada šepetėlių rinkinys dovanų. Tai akcija daugkartinė, tai vėlgi lygiai taip pat užsisakius už 42 rinkiniai, už 63 rinkiniai ir taip toliau. Dar viena iš promo akcijų, tai yra apsauginis plaukų purškalas, tai yra termo ir saulės, tai yra skirta, kaip plaukus džiovinate, kaip einate į lauką prieš saulę degintis ir taip toliau. Tik už 3 € už kiekvienus išleistus 15 € plaukų kategorijoje. Dabar kas laukia mūsų iš naujienų? Tai yra naujasis vanilinis lūpų balzamas, galbūt jisai bus panašiai kaip ir visi kiti, tik tai žymiai gražesnėse pakuotėse. Nuo šiol, kada jisai bus pristatytas, tai sekite Telegram botą ir bus paskelbta. Kaina jau bus 2,50 €. Naujiena dar viena, tai yra kvapo boosteris vadinamas, tai tiesiog toksai specialus skystis, kuris skirtas daugiau pakveipinti jūsų skalbinius.
ir kaina jau bus 9,90 € ir prieš ruošiant šį video jau mačiau, kad atėjo į telegramą žinutė, kad jau yra ši naujiena paleista, tai jau šitą būsterį galima jau įsigyti su savo užsakymais. Jau ši naujiena yra. Dar viena iš naujienų tai bus drėgnos servetėlės skirtos dėmėms. Labai fainas dalykas, kadangi jį bus galima tiesiog įsidėti į rankinę ar patogu kažkur kitaip vežiotis, tai tiesiog va tiem ypatingai kažkur tai valgant, kai apsidrebiam, tai nusivalyti ar vaikam kažkokius tai ar ten parkritus, įsipurvinus visokius drabužius, tiesiog greitai pavalyti. Kaina servetėlių tik tai 90 centų. Dabar kas laukia naujų klientų? Tai naujų klientų laukia ta pati programa kaip ir visada. Tai yra naujų klientų programa skirta tiem, kurie pradeda apsipirkti ne mažiau kaip už 40 € katalogų kainomis. Iškart gauna 30% nuolaidą savo užsakymui ir gauna net 20%, tai yra 5,60 € cashbacką į savo sąskaitą. Tada, jeigu antrą periodą vėl pateikia užsakymų ne mažiau nei už 50, gauna 20% nuolaidą ir net 10 € cashbacką. Trečią periodą pateikia užsakymų ne mažiau nei už 60 €, gauna 20% nuolaidą ir net 14,40 € cashbacką į savo sąskaitą. Tai tikrai galima susirinkti apie 30 € vien tik tai tokios, kaip sakyt, papildomų pajamų, papildomų pinigų, kuriuos galite išleisti savo produktams. Dar naujiems klientams yra toksai specialus pasiūlymas, yra 6 geriausiai parduodami Michi produktai iš skirtingų kategorijų viename rinkinyje. Tai yra sudarytas rinkinys, kuris yra būtent top produktai. Matau, kad atėjo atnaujinimas. Dar tada iš karto ir pažiūrim, ką čia mums rodo. Matau, kad naujas produktas dovanų, perkant prekes iš home kategorijos už 10 € gauk naujovę dovanų. Tai va, jau servetėlės taip pat irgi, nes prieš tai, kaip matote, yra skalbinių tas būsteris ir dabar va tik ką atėjo būtent irgi servetėlės, jas galima gauti netgi ir už dyką. Tai pasinaudokite progą šitas servetėlės įsigyti. Ir tada grįžtu vėl atgal naujokui skirtas rinkinys. Jeigu nežinote, ką norite užsisakyti, tai tiesiog yra toksai kaip pasiūlymas perkamiausių prekių sudarytas ir iš karto užsiskaito kaip naujokas su pirmuoju žingsniu, gauna cashbacką ir prisiskaičiuoja visus naudos. Taip pat naujiems klientams yra skirta net 3 išskirtiniai Michi kvapų testeriai, jeigu užsakymas yra pateikiamas per 24 valandas nuo registracijos momento. Taip pat registruotiem pirkėjam, kurie jau yra registruoti iš anksčiau, kai kurie iš jūsų jau žinote ir jau dalyvaujate būtent šitoje programoje, tai gauti dovaną už 3 veiksmus, 3 aktyvavimo laikotarpius, periodus. Tai tos, kurios jau pradėjote, aš taip pat šiandieną eisiu pateikti užsakymą ir jau pilnai išpildysiu programą, kad gauti šias keptuvės nuostabias dovanų. Tai visi tie, kurie irgi pateikėte užsakymus 10 ir 11 periodus, taip pat nepamirškite pateikti užsakymų ir 12 periode, kad gautumėte keptuvės dovanų. Toliau galiojanti programa yra registruotiems visiems pirkėjams, tai yra būtent rekruteriai, įdarbintojai vadinami, tai tie žmonės, kurie naujai ateina į kompaniją, prisiregistruoja ir nori greitai užsidirbti papildomų pajamų, registruojant naujus žmones. Tai šis pasiūlymas 12 periode galioja
tuoj paskaitysim atidžiau sąlygas, kad tiesiog nesuklysti, nes jis galioja ne visiems, tai galioja tik tam tikrai grupiai žmonių, tai galima užsidirbti papildomų pajamų. Gerai, tada eikime prie... Bandysiu čia. Šitą. Gerai, tada keliaukime prie būtent sąlygų. Rekruteriams. Tik tai yra nepakeista šitoje vietoje, bet turėtų būti truputį kitaip. Tuoj pažiūrėsiu dar truputį išsamesnį informaciją čia. 12 katalogas, taip. Tai dabar pažiūrim sąlygas. Turi būti užsakymas asmeninis nemažesnis nei už 25 PV taškus, nemažiau nei 5 nauji klientai su naujoko starto pirmu žingsniu ir apyvartos padidėjimas nuo 150 eurų. Tai kaip yra skaičiuojama? Pirmiausia, tai 12 laikotarpis. Tada visi gali dalyvauti, kurie yra užsiregistravę nuo 10 iki 12 periodo. Tai reiškia, kad jeigu užsiregistravote 10 periodą, jūs galite dalyvauti šioje programoje. Jeigu jūs susiregistravote 11 periode, jūs taip pat galite dalyvauti programoje. Jeigu jūs registruojatės dabar 12 periode, taip pat galite dalyvauti šioje programoje. Bet jeigu jūs esate registruotas anksčiau nei 10 periodas, tai šitoje programoje dalyvauti negalite. Čia yra tik tai visiškai naujai prisijungiantiems žmonėms, kurie nori greitai startuoti, greitai užsidirbti papildomų pajamų. Tai radus ne mažiau nei 5 naujus klientus ir pakėlus apyvartą ne mažiau nei 150, padarius asmeninę apyvartą ne mažiau nei už 25 PV, gaunate 50 eurų bonusą už tuos 5 naujus žmonės. Jeigu yra papildomai 6, 7, 8 žmogus, už juos yra papildomai mokama dar po 10 eurų, bet atitinkamai turi būti pakeltos apyvartos ir po 30 eurų. Tai tarkime, jeigu turite, pavyzdžiui, 5 naujus, gausite 50 eurų ir būtinai turi būti 150 eurų augimas. Jeigu, tarkim, 7 nauji pirkėjai, tai turi būti jau ne mažiau nei 210 eurų augimas ir tada gaunate 70 eurų. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad premija būna pervesta į promo sąskaitą visiškai visiems dalyviam, nesvarbu, ar jūs turite pasiekę aukštesnį lygį, pasiėmę kortelę, ar turintį sutartį, ar taip toliau. Ir tie visi 5 žmonės ir daugiau, tai skaičiuojami tie, kurie įvykdė pirmą naujokų žingsnį. Tai šitą reikia labai atkreipti dėmesį, kad paskui tiesiog nekiltų nesklandumų. Gerai, grįžtame atgal į savo pristatymą. Kalbėsime apie kitus dalykus. Naujiena. Tai yra sertifikatas už pasiektą lygį jūsų užsakymą. Labai fainas ir malonus dalykas, tai yra, kad kiekvienas, kuris pirmą kartą pasiekia naują lygį pagal marketingo planą, pradedant nuo 6% lygio, gauna sertifikatą savo užsakymą. Tai labai faina, malonu ir tikrai, manau, nustebins ne vieną. O kalbant galbūt daugiau šitoje vietoje, gal kalbėsiu apie marketingo planą šiek tiek toliau. Tada pakalbam toliau apie tai, kas registruotiem pirkėjam galima užsisakyti lipdukų rinkinį tik už 20 centų. Rašau pirmame 11 katalogo užsakymė, bet pavyzdžiui, aš jau neužsisakiau prie 11 periodą, tai aš mačiau, kad man dabar jį duoda užsisakyti, tai šitas sąlygas reiktų pasitikslinti, pažiūrėti. Pereikime tada toliau. Registruotiem pirkėjam taip pat yra tokia taškų sistema, Grow and Get sistema, kur auginant verslą galima gauti tam tikrų taškų ir juos keisti į prizus. Tai šitoj vietoje tada galbūt vėl pasižiūrime plačiau. Grow and Get programa.
Tai prizų yra daug ir įvairių. Dalyviai visi gali būti, kurie jau turi 2 procentus arba aukštesnį lygį. Tai yra galima gauti taškus už naujai pasiektą pirmą kartą aukštesnį lygį. Tarkime, jūs būnate antram lygį, pasiekėte 4. lygį, gaunate taškų. Tada galima už asmeninius pardavimus taip pat gauti taškų. Jeigu užsakymai prasideda nuo 150 PV, tai yra jau ne katalogo kainos, bet jau yra atsiskaitimų kainos, tai prasideda nuo 15 taškų, kuo didesnis užsakymas, tuo daugiau taškų gaunate. Taip pat už kiekvieną pirmos linijos naujoką baigusi visus 3 pradžios programos etapus. Tai pavyzdžiui, pas jūs prisiregistravo žmogus, tarkim, 10 periode, 11 jisai ėjo antrą žingsnį, 12 eina, tarkim, 3 žingsnį ir už tą naujoką gaunate 25 taškus. Ir taip pat dar gaunami taškai už aktyvių klientų skaičiaus didinimą pirmoje linijoje. Taip, kiekvienus 5 taškus už kiekvieną. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs turėjote, tarkim, 10 aktyvių narių ir dabar turite, tarkim, 13, tai už tuos 3 gausite papildomai 15 taškų. Prizai tai yra labai įvairūs, pradedant įvairūs aksesuarai su įmonės logotipu, baigiant buitiniam prekėm bei elektronika, telefonai ir visi kiti dalykai. Nuo direktoriaus lygio galite uždirbti dar papildomai įvairių taškų, bet jau čia kiekvienam asmeniškai papasakos, kas jau taps direktorium, tai dar papildomos kitos galimybės. Keliaujame tada toliau prie sekančio. Registruotiem pirkėjam tai yra premium klubas, tai yra programa skirta MIH gerbėjams tiesiog. Tai visiems tiems, kurie einamuoju periodu pateikia ne mažiau nei 100 eurų vertės apimtį, tai yra 100 PV taškų, kažkas tai gaunasi apie 145-150 eurų katalogų kainomis. Ir kitame kataloge tampa iš karto premium klub nariu. Ir privilegijos būtent to klubo yra tai, kad gaunama 30 procentų nuolaida bet kokiam užsakymui visiems klubo nariams, tai tiesiog bet kuriam jūsų užsakymui. Išskirtiniai rinkiniai ir pasiūlymai tik klubo nariams. Pavyzdžiui, dabar praeitam periode mes galėjome iš anksto užsisakyti, pavyzdžiui, rankšluostėlių rinkinį mažesnę kainą. Kitą kartą vėl būna kažkokia naujovė, kurią galime iš anksto užsisakyti, ar tai ten kažkokie specialiai gaminį, kažkokią didesnį pritaikyti nuolaidą, tik tai premium klubų narė. Taip pat dovana už einamąjį laikotarpį arba 15 eurų kuponas į jūsų reklaminę sąskaitą už kiekvienus 3 iš eilės premium klubo narystės laikotarpius. Tai 3 periodus išlaikote, 4 periodą gaunate dovanų arba galite pasirinkti 15 eurų tiesiog kaip dovanų kuponą. Išskirtinė įmonės aksesuarai dovana už kiekvienus 18 premium klubo narystės laikotarpių ir net 100 eurų dovanai promo sąskaitą narėms turintiems 54 nenutrūkstamus narystės laikotarpius. Aš tikrai žinau, kad pas mus yra merginų, kurios artėja link tų skaičiaus ir tikrai, manau, bus labai maloniai pamalonintos, kai gaus tikrai papildomų pinigų. Taip pat dalyvavimas išskirtiniuose specialiuose konkursuose su įvairiais prizais, kur yra įvairi buitiniai technika, elektronika, kitka ir netgi kelionės. Taip pat nemokamas pristatymas programos nariams, kurie turi daugiau nei 36 nepertraukiamus narystės laikotarpius. Ir nauja funkcija atidėtas užsakymas, tai yra, kad galima savo užsakymą formuoti iš kelių dalių, jį atidedant. Tarkim, vieną savaitgalį jūs norite pasinaudoti akciją ir sutaupyti tiesiog ant siuntimo, tarkim, ar ne, bet norite dar palaukti, galbūt dar kažkas tai arba susirinkti iš klientų tiesiog kelis užsakymus ir pasinaudoti atidėtų užsakymų galimybę, kad jums nereiktų čia ir dabar iš karto išsisiųsti ir paskui, tarkim, po 1 dienos ar 2 vėl ten pateikti papildomų užsakymų, jeigu vyksta geresnė akcija ar panašiai. Tai čia yra labai geras naujas pliusas.
Ir dabar Michi marketingo planas. Tai bendradarbiavimo su įmonės sąlygos, tikslai, statusai, jų pasiekimų sąlygos, atlygis, premijos ir visa kita. Tai šiek tiek trumpai papasakosiu būtent apie patį marketingo planą. Marketingo planas tai prasideda nuo 2%, tai nuo 100 eurų ir atitinkamai gaunamas procentas už pasiektą tą lygį. Tai paimkime, pavyzdžiui, pats pirmas tai yra iki 100 eurų, tai papildomai nieko negaunama. Kuo didesnį procentą pasiekite, didesnę apyvartą grupinę padarote, tuo daugiau procentų jums grįžta atgal. Tai jeigu jūs, tarkime, pasiekite 8% ar ne, ir jūsų grupinė apyvarta yra 1000 eurų, tai jūs gaunate 80 eurų, bet su ta sąlyga, jeigu jūsų visi klientai, tarkim, yra žemiau 100 ar ne, nepasiekia jokių procentų. Jeigu jūsų klientas yra pasiekęs kažkurį procentą, tai tas procentas išsiminusuoja ir skirtumas lieka jums. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs ten, tarkim, turite 8%, o jūs ten, tarkim, 2 nariai turi po 2%, ar ne? Tai vat nuo vieno gausite 6% ir nuo kito gausite 6%, nes išsiminusuoja 2%, kurie skirti yra taip. Bet kuo didesnis lygis ir kuo didesnė komanda, tuo daugiau galite uždirbti. Čia tiesiog va taip ir yra aiškiai parodyta, kad, vat, tarkime, jūs esate 1000 ir, tarkime, turite tuos 2 klientus po 2%, ar ne? Tai jūs vat, gaunate 6% būtent nuo tų savo klientų. Ir yra tiesiog įkelta pavyzdžių, kad būtų aiškiau susigaudyti. Paskui jau kaip patenkate į direktorius ir aukštesnį lygį, tai esmė yra tame, kad jeigu jau jūs turite direktorių savo komandose, tai jūsų asmeninė apimtis, tai yra būtent be to direktoriaus apimties, reikia išlaikyti ne mažiau nei 2500, jeigu ten einate dar į didesnius, kaip sakyt, tai pirmoje linijoje jūsų turi būti ne tik pirmoje, bet, ta prasme, be to direktoriaus apyvartos jūsų dar turi būti apyvarta tokia. Nes, tarkime, kiti galvoja, kad aš pasiekiau ten, tarkim, direktoriaus lygį, ne, arba ten vyresniojo direktoriaus lygį pasiekė, o jo komandos narys taip pat pasiekė direktoriaus lygį. Bet, pavyzdžiui, to komandos nario apyvarta, tarkime, kokie yra 6000 ar ne, o šito yra iš viso apyvarta 7500. Tai skirtumas gaunasi tik 1500. Tai tų 1500 šitoje vietoje jau neužtenka. Čia reikia didinti būtent tuos kitus pardavimus, kitas struktūras arba tiesioginius po savim. Tai šitoje vietoje reiktų, jau kas sieksite aukštesnių tikslų, tai tikrai reikia po savimi asmeniškai daugiau turėti, neužtenka turėti 1-2 žmonių, nes gali gautis taip, kad jūs apskritai nieko negausite nuo to žmogaus, kad ir būsite pasiekę tam tikrą lygį. Kodėl tai yra svarbu? Tai, kad pasiekus direktoriaus ir aukštesnius statusus, priklausomai nuo to, kada jūs esate registruoti, reikia išlaikyti kelis laikotarpius, kad gautumėte papildomus bonusus. Tarkime, jeigu jūs esate registruoti trumpiau nei metai laiko, tai tada turite išlaikyti 2 laikotarpius. Jeigu esate registruoti ilgiau nei metus, tada turite išlaikyti 3 laikotarpius. Tarkime, pasiekite direktoriaus statusą ir tą statusą turite išlaikyti tuos laikotarpius, kad gautumėte kvalifikacinę premiją. Papildomai dar, jeigu išlaikote, tarkim, 6 mėnesius, tuos periodus, tada gaunate dar papildomą premiją ir taip toliau. Tai už tai labai svarbu šitoje vietoje atkreipti dėmesį, kad pasiekus tam tikrą lygį būtų užpildytos visos sąlygos ir tiesiog neliktumėte be kažkokių papildomų premijų. Tai tiek, šiek tiek apie marketingo planą ir apie jį galėsime pakalbėti plačiau. Keliaujame tada toliau. Aš matau, kad laiko neturiu labai daug.
dovanų kortelės. Tai gali kiekvienas užsisakyti tam tikras dovanų korteles su 5 eurų promo kodu, kurį gali panaudoti savo užsakymams. Taip pat turime tokią funkciją kaip dovanų kuponas, tai yra tiesiog elektroninis dovanų čekis Michi, bet kokiai sumai galite labai patogiai padovanoti bet kam norite. Registruotiem pirkėjams skirta sumanaus apsipirkimo programa, tai yra asmeniniai pasiūlymai, priminimai klientams ir jų lyderiams. Tarkime, programa išrenka, tarkime, jūs ir jums pritaiko kažkokiam produktui didesnę nuolaidą negu įprastai, pavyzdžiui, 70%, kuri galioja tam tikrą laikotarpį ir panašiai. Multilink sistema. Kurkite ir bendrinkite produktų krepšelius su klientais naudodami unikalias nuorodas. Tai yra kažkas labai panašaus kaip dropshippingas. Jūs tiesiog sudedate žmogui krepšelį arba tiesiog žmogus pats susideda krepšelį ir apsimoka jį išsiunčia savo, sumoka pinigus kompanijai ir kompanija tą skirtumą tarp kainų grąžina jums į jūsų promo sąskaitą ir jums nereikia tiesiog atsisiųsti pas save, dalyvauti persiuntimuose ir kituose panašiuose dalykuose. Tai labai patogi sistema, kur gali klientas tiesiogiai nusipirkti be jokios registracijos. Tai direktoriams apie mega bonusą, tai būtent jau pakalbėjau apie tas papildomas premijas, kurios prasideda nuo 1000 eurų. Ir dvigubas statuso bonusas, tai vėl ta pati programa, kur ir kiti, kaip minėjau anksčiau. Taip pat direktoriai turi galimybės užsidirbti įvairias keliones. Viena iš jų yra Kanarų salos, kuri jau programa vykstanti ir yra kita programa, būtent Egiptas, 2026 metų spalis, kelionė į Egiptą. Jie gali užsidirbti visiškai visi norintys. Sąlygos nėra labai sudėtingos. Tuoj pakalbėsime apie jas daugiau. Tai būtent Egipto sąlygos yra tokios, praktiškai jums visoms yra pirmoji dalis, tai apie kitas dalis tiesiog plačiau net ir nekalbėsiu. Tai yra pasiekus direktoriaus statusą arba iki verslo direktoriaus statusą, tai yra direktoriai, vyresniai direktoriai, struktūriniai direktoriai, pasiekus kažkurį tai iš šitų statusų programos galiojimo laikotarpį, tai laikotarpis jau yra prasidėjęs ir galioja iki 26 metų 10 periodo. Tai pirmą kartą pasiekus patvirtinus ir reikia išlaikyti ne mažiau nei 6 periodus iš 12 ir būtinai 2 periodus prieš kelionę. Tai būtinas yra 10 laikotarpis ir greičiausiai bus 9 laikotarpis. Čia reikėtų šitas sąlygas dar tiksliai patikslinti, bet kiek gavau informaciją, tai turi būti išlaikyti ne mažiau nei 6 periodai per 12 periodų iš eilės ir 2 periodai prieš kelionę. Tai yra tikrai nėra tokia sudėtinga sąlyga, tikrai pasiekiama, sumos tikrai realios, kadangi direktoriui pasitvirtinti užtenka 5000 eurų apyvartos bendros visos, jeigu ten vyresnysis direktorius 7500 ir taip toliau, bet dar yra vienas dalykas. Jeigu turite šeimos sutartį, tie, kurie norite keliauti drauge su savo antrąja puse ar ne, tai reikia patvirtinti 2 naujus statusus. Tai tarkime, jeigu jūs norite keliauti ten, tarkim, su savo vyru ar ne, tai jau tik direktoriaus statuso patvirtinti neužteks, tada jau turite patvirtinti minimum vyresnį direktorių ir jau jį išlaikyti ir tada gausite 2 bilietus kelionė. Taip pat dar vienas dalykas yra tas, kad bus galimybė dalyvauti kelionėje už mokestį veikiantiems direktoriams ir aukščiau, bet šiuo metu dar kol kas pas mus tokių nėra, tai galiu per daug į tai ir nesiplėsti. Dar ką norėčiau labai pristatyti, tai mūsų Michi top lyderius, kurie yra visoje kompanijoje patys geriausi. Tai elitinis direktorius Violeta, moteris Lenkija, tikrai turinti
daug patirties, turinti didžiulę komandą. Josios komanda yra daugiau nei 12 tūkstančių narių iš viso iš 26 pasaulio šalių. Europos šalių galbūt, tiksliau galima sakyti. Ir jinai uždirba daugiau negu 77 tūkstančius eurų per metus. Monika, tai tikrai moteris bomba, kuri tikrai labai daug daro. Josios komandoje yra daugiau nei 6 tūkstančiai narių, net 18 valstybių. Ir metinis profitas josios yra 61 tūkstantis. Vyresnysis verslo direktorius, tai yra mūsų Karolina Kaminska. Tai moteris tikrai turinti didžiulę patirtį, turėjusi komandas kitose kompanijose ir čia susistačiusi tikrai didžiulę komandą. Josios komandoje iš viso yra daugiau nei 11 tūkstančių narių, daugiau negu 27 skirtingose šalyse ir metinis atlyginimas josios siekia daugiau negu 86 tūkstančius eurų ir tai yra pats didžiausias uždarbis kompanijoje apskritai. Tai labai smagu, kad mūsų mentoriai yra tikras mums pavyzdys. Toliau yra verslo direktorius Jennifer iš Ispanijos. Jos metinis uždarbis siekia daugiau negu 34 tūkstančius, turi daugiau nei 3200 narių, daugiau negu 24 valstybėse. Iš Prancūzijos Julie, kurios metinis uždarbis yra 36 tūkstančiai, turi daugiau nei 1,5 tūkstančio narių 10 šalių. Ir Čekija Jarmila, kurios metinis uždarbis siekia daugiau negu 68 tūkstančius eurų. Jos komandoje yra daugiau negu 4500 narių, daugiau nei 10 šalių. Tai skaičiai yra įspūdingi tikrai. Ir visa tai yra pasiekiama su visomis papildomomis premijos, su komisiniais, su viskuo. Tikrai galima uždirbti tikrai didelius pinigus ir turėti tikrai puikų pajamų šaltinį kompanijoje Michi. Ir naudingose nuorodose taip pat parodysiu, kad galite rasti tiesiog naudingos nuorodas, kad būtumėte informuoti apie naujausius atnaujinimus. Tai yra, galite sekti Michi Instagrame, Facebook'e, YouTube'e. Taip pat prisijunkite ir prie Telegram pokalbių. Jūsų kalba, lietuvių kalba, galbūt kažkuria kita kalba. Ir prie botų, kuris jums siūs visokiausius pasiūlymus. Visą šitą informaciją, kurią aš jums šiandieną rodžiau, galite rasti tiesiog paspaudę kur 4 brūkšnelį ir čia matote visą informaciją apie įmonę, būtent Period Advisor, tą, kurį aš jums pristačiau, programas, akcijas, bendradarbiavimus, pajamas, lyderius, mokymus, pristatymą, šalis ir klientų aptarnavimą. Tai šiandieną išjungiu dalinimąsi. Tai šiandieną tiek norėjau pristatyti būtent tą naująjį periodą, kas laukia mūsų, kokios dar žymiai didesnės galimybės gali būti ir jūsų. Tai linkiu kiekvienai šį periodą pasiekti savo tikslus ir juos viršinti ir džiaugtis visomis jums skirtomis privilegijomis. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.